Sulaukėte keisto skambučio? Atsargiai, tai gali būti sukčiai. Visagino savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvoje, sparčiai daugėja nusikaltimų elektroninėje erdvėje. Pagal naujuosius duomenis, vien šiemet visaginiečiai prarado daugiau kaip 370 000 eurų. Palyginimui, per tą patį laikotarpį pernai tokių nusikaltimų buvo vos 9, o šiemet jau daugiau kaip 30. Vien per pastarąjį mėnesį užfiksuoti 3 atvejai, kuriuose patirti nuostoliai siekia nuo 15 iki 39 000 eurų. Tendencija akivaizdi. Sukčiai tampa vis aktyvesni ir išradingesni. Dažniausiai jie prisistato žinomų įstaigų – ryšio operatorių, Telia, Tele2, Bitė Lietuva, taip pat bankų ar net policijos darbuotojais. Iš pradžių paskambina žmogus rimtu balsu, esą iš telekomunikacijų bendrovės. Jis praneša, kad su jūsų banko sąskaita kyla problemų. Galbūt kažkas bando ją nulaužti. Po kelių minučių pokalbį tęsia kiti specialistai, jau iš banko arba policijos. Jie žada padėti, tačiau prašo pateikti prisijungimo kodus, slaptažodžius, kortelės duomenis arba net parsisiųsti programėlę saugumui patikrinti. Rezultatas visada tas pats – pinigai dingsta. Tokiu būdu per pastaruosius metus nukentėjo 10 visaginiečių. Atminkite, nei policija, nei bankas, nei sodra niekada neprašo atskleisti konfidencialių duomenų, kodų ar slaptažodžių. Tikri specialistai niekada jūsų nespaus ir negazdins. Tačiau sukčiai nesustoja. Jie grįžta ir prie senų metodų. Pavyzdžiui, mama, aš patekau į avariją. Tokie skambučiai gali užklupti netikėtai. Skambinantysis prisistato jūsų sūnumi, dukra ar anūku. Sako, kad nutiko nelaimė ir skubiai reikia pinigų. Panikos akimirkoje žmonės praranda tūkstančius eurų. Policija nuolat ragina, nepasiduokite emocijoms, išlikite ramūs, paskambinkite artimiesiems tiesiogiai. Neretai aukomis tampa patiklūs žmonės, patikėję tariamo autoriteto žodžiais. 2 Visagino gyventojai atidavė pinigus kurjeriams, kurie esą veikia pagal žinomo policininko Dmitrijaus Milerio nurodymus, nuostoliai siekia apie 11 000 eurų. Dar vienas žmogus patikėjo investicijų konsultantais ir į elektroninę valiutą investavo 20 000 eurų. Pinigai dingo. Greitas uždarbis tai spąstai. Jei jums siūlo uždirbti lengvai ir greitai, susimastykite. Patikrinkite, kas teikia pasiūlymą. Oficialūs Lietuvos bankai siūlo pelningumą vos nuo 2 iki 5%, o jei kas nors žada 10 kartų daugiau, tai apgaulė. Lengvų pinigų nebūna. Sukčiai aktyviai veikia ir internete. Visaginiečiai vis dažniau praranda pinigus pirkdami prekes iš netikrų svetainių arba skelbdami pardavimo skelbimus. 2 mūsų miesto gyventojai rado internete puikius pasiūlymus. Sumokėjo, bet prekių taip ir negavo. Pasitaiko ir atvirkštinių atvejų. Jūs parduodate daiktą, o pirkėjai atsiunčia nuorodą įtariamai kurjerių tarnybą ir prašo suvesti kortelės duomenis, kad gautumėte apmokėjimą. Iš tiesų, jūsų duomenys patenka sukčiams, o pinigai dingsta nuo sąskaitos. Yra atvejų ir kai sukčiai prisistato policijos pareigūnais. Jie teigia, kad tiria padirbtus pinigus ir prašo perduoti grynuosius ekspertizei. Taip vienas visaginietis prarado 7 000 eurų. Patikėjęs, jog jo kupiūros netikros. Dar vienas miesto gyventojas neteko 126 000 eurų, kai jam paskambino banko darbuotojas. Neva kažkas paėmė paskolą jo vardu. Žmogus pateikė prisijungimo prie elektroninės bankininkystės kodus ir per akimirką neteko visų santaupų. Sukčiai tampa vis išmanesni. Jie ne tik skambina, bet ir kūrė iliuzijas. Plinta vadinamosios romantinės aferos, kai aferistai susipažįsta internete, žada meilę, šeimą, laimę, kūrė netikrus profilius – karininkų, gydytojų, verslininkų, rašo švelnius laiškus, pasakoja jautrias istorijas, o vėliau prašo pinigų. Aukos patikėjusios tariamą meilę praranda viską. Jeigu jums rašo nepažįstamas žmogus su gražiais pažadais, pasitarkite su artimaisiais, neskubėkite pasitikėti. Kitas dažnas būdas – fiktyvūs skelbimai. Pavyzdžiui, apie buto nuomą. Kaina įtartinai maža, nuotraukos idealios, o savininkas prašo pervesti avansą rezervacijai. Pervedus tyla. Tokių schemų pasitaiko net populiariuose skelbimų portaluose ir socialiniuose tinkluose. Panašiai elgiasi ir kurjerių tarnybų vardu prisidengiantys sukčiai. Atrodo, kad laiškas atsiųstas iš Omniva, DPD ar Venipak. Jame pranešimas apie siuntinį ir prašymas sumokėti už pristatymą. Pridėta nuoroda – klastotė. Paspaudus ją ir suvedus kortelės duomenis, pinigai iš karto dingsta. Elektroniniai sukčiai tampa vis profesionalesni, o tyrimai sudėtingesni. Policija primena – būkite budrus. Niekam neatskleiskite asmeninių duomenų, net jei skambinantysis kalba lietuviškai su akcentu ar labai skubina. Labai dažnai jie kalba rusiškai, ramiai, įtikinamai, mandagiai. Neapsigaukite. Net jei žmogus kalba jums suprantama kalba, tai dar nereiškia, kad jis tikras banko ar policijos darbuotojas. Jeigu kyla abejonių, nutraukite pokalbį ir skambinkite 112.
Sekite naujienas Facebook puslapiuose Visagino policijos bendruomenės pareigūnai ir virtualus patrulis. Ten nuolat skelbiama naudinga prevencinė informacija. Sukčiai nemiega. Jie prisitaiko, kuria naujas schemas ir laukia, kol kas nors praras budrumą. Saugokite save ir artimuosius ir prisiminkite, jūsų atidumas geriausia apsauga nuo apgaulės. Baseinas pirmajame mikrorajone vėl atidarytas. Mūsų žiūrovai anksčiau domėjosi, kada bus atidarytas baseinas pirmajame mikrorajone. Kaip paaiškino infrastruktūros direktorius pavaduotojas Vytas Banevičius, rugsėjo 29 dieną, paleidžiant baseiną adresu Vilties gatvėje 5A, buvo užfiksuotas padidėjęs cheminių medžiagų kiekis vandenyje. Priežastimi tapo chloro dozavimo įrangos gedimas. Po sistemos remonto teko pakeisti apie 80% vandens. Šiuo metu visi patikrinimai jau atlikti, rodikliai atitinka nustatytas normas. Nuo spalio 16 dienos ketvirtadienio baseinas vėl atvėrė duris lankytojams ir dabar veikia pagal šį grafiką. Darbo dienomis nuo 8 ryto iki 9 val. Vakaro. Savaitgaliais nuo 9 ryto iki 9 val. Vakaro. Švenčių dienomis baseinas nedirbs. Tuo tarpu baseinas trečiajame mikrorajone, adresu Draugystės gatvė 20B, veikia be pertraukų nuo rugsėjo 29 dienos. Spalio 20 dieną savo 70-ąjį jubiliejų mini Svetlana Basistaja, Visagino kultūros centro ir senjorų klubo Melodija choro vadovė. Jos jautraus ir profesionalaus vadovavimo dėka šis kolektyvas tapo viena šilčiausių ir nuoširdžiausių bendruomenių Visagine. Garbingam kolektyvui jau daugiau nei ketvirtis amžiaus. Per šį laiką choras Melodija atliko 364 dainas, koncertavo daugelį Lietuvos ir Latvijos miestų. Ne kartą tapo respublikinių konkursų laureatu, dalyvavo gausybėje miesto renginių. Kolektyvo repertuare dainos ne tik rusų, bet ir lietuvių bei ukrainiečių kalbomis. Publika visuomet šiltai sutinka tokius hitus kaip Sukuriai, Gyvenimas, Paskambinkite vaikai, Rūkas virš upės ir Du beržai. Svetlanos Basistojos ypatingas talentas – gebėjimas parinkti kūrinius, kurie nuotaika, prasme ir emocinių poveikių klausytojams darniai papildo koncertinę programą. Svetlana Basistaja – žmogus su aukštuoju muzikiniu išsilavinimu ir absoliučia klausa. Nuo pat pirmųjų jos darbo dienų tai nulėmė aukštą choro skambesio lygį. Ji reikli savo ir savo kolektyvui. Tačiau šis reiklumas visada kyla iš noro padėti kiekvienam atsiskleisti. Išmokti girdėti ne tik muziką, bet ir vienas kitą. Pasiekti tobulą balsų dermę. Choro nariai pabrėžia, Svetlana moka derinti profesionalo griežtumą ir nuoširdaus mokytojo širdį. Kiekviename koncerte skamba viena ar dvi naujos dainos. Dažnai šios premjeros paruošiamos per trumpą laiką, o pagrindinis krūvis tenka choro vadoviai Svetlanai Basistajai. Per daugelį metų per choro Melodiją praėjo daug žmonių, tačiau vienas dalykas išliko nepakitęs – tai gerumo, šilumos ir tarpusavio pagarbos atmosfera, kurią sukūrė jo vadovė. Jos gerumas ir dvasinis dosnumas paverčia repeticijas ir koncertus švente, o patį kolektyvą – tikra šeima. Svetlana moka įkvėpti, palaikyti, rasti tinkamą žodį ir tinkamą natą, sako choro dalyviai. Jos dėka mes dainuojame širdimi. Tokie žmonės kaip Svetlana Basistaja savo pavyzdžių įrodo. Jaunystė matuojama ne metais, o sielos energija ir šviesa. Palinkėkime jubiliatei tvirtos sveikatos, dvasinės stiprybės, naujų dainų ir repeticijų, šypsenų bei gausių aplodismentų. Jų choras Svetlanos Basistojos gyvenime – tai jos muzikuojanti širdis.